Internete pilna nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose teigiama užfiksuoti vaiduokliai ir kiti paranormalūs reiškiniai. Lietuvoje taip pat pasitaikydavo atvejų, kai būdavo užfiksuojami anomaliniai reiškiniai. Būtent apie tokius atvejus, kurie nutiko Lietuvoje, dabar vėl papasakosiu. Jeigu jums patinka mano video, norėčiau paprašyti mane paremti per Patreon platformą arba bankiniu pavedimu. Nuorodą ir visą informaciją rasite po video aprašymu. Jūsų parama padėtų tobulėti ir skatintų kurti daugiau turinio apie pasaulio ir Lietuvos įdomybės. Praleisti naktį apleistoje psichiatrinėje ligoninėje – tai lyg siaubo filmo scenarijus. Esu pagalvojęs, kokius pojūčius patirčiau tokioje vietoje. Nuotykių ieškotojai po vidurnakčio aplankė vieną apleistą psichiatrinę Lietuvoje. Jie nusileido į rūsius, kur kažkada buvo laikomi lavonai, ir tenai pradėjo daryti nuotraukas. Vaikštant ėmė krėsti šaltis. Atrodė, kad nuolat kažkas seka juos iš paskos. Apžiūrėję nuotraukas, teigia pamatė ryškų veidą, kitoje visą žmogaus siluetą. Dar kitoje, gerai įsižiūrėję, koridoriaus gale pasikorusi mažą vaiką, o šalia jo, nuleidę galvas, stovėjo kiti vaikai. Gerai įsižiūrėjusi nuotraukas, tikrai galima įžvelgti žmonių siluetus. Panaši istorija nutiko apleistoje ligoninėje, Kėdainiuose. Jaunuoliai vaikštinėdami fotografavo aplinką. Vėliau peržiūrėję nuotraukas, teigia pastebėję kai ką neįprasto. Vienoje nuotraukoje prie įėjimo matosi sėdintis 2 galvas nuleidę vaikai. Kitoje nuotraukoje užfiksuotas kažkas panašaus į žmogaus siluetą. Nors ir sunkiai žmonių kontūrus čia galima įžvelgti. Vienas vaikinas teigia užfiksavęs nuotrauką, kurią pamatęs pradėjo tikėti, kad dvasios egzistuoja. Vaikštant apleistoje Dusetų ligoninėje, fotoaparatu palėpėje jam pavyko užfiksuoti kostiumu apsirengusi vaiduoklį. Kostiumuoto vyro siluetas itin gerai matosi. Viena moteris lankė kapines lapkričio 1 dieną, turėdama pomėgį fotografuoti. Fotoaparatu ji padarė keletą nuotraukų. Kai namuose ji peržiūrėjo nuotraukas, jos dėmesį patraukė viena fotografija, kurioje matėsi keistas tiršto rūko darinys. Kaip teigia moteris, dūmų aplink tikrai nebuvo. Mistikos gerbėjai teigia, kad dauguma dvasių nuotraukose atrodo kaip beformis tiršto rūko darinys. Kryžių kalnas lankytinų vietų sąrašuose dažnai pavadinamas viena iš šiurpiausių pasaulio vietų. Tačiau neteko girdėti, kad čia vaidentųsi ar kažkas panašaus. Visgi netikėtai atradau vieną keistą nuotrauką, kurioje matosi baltai apsirengusios moters siluetas. Nežinoma, kada tiksliai nuotrauka padaryta, tačiau moters siluetas matosi gana aiškiai. Nuotraukos autorius teigia, kad tai jaunos merginos dvasia. Aš asmeniškai manau, kad tai panašu į klastotę, tačiau jūs galite spręsti patys, ar ši nuotrauka tikra.
Jaunuoliai naktį aplankė apleistą koplyčią, kuri buvo pastatyta 1859 metais. Apie koplyčią, kuri yra nuošalioje vietoje, jie buvo girdėję daug istorijų. Viena iš jų, kaip kažkada, čia nusižudė 3 kunigai, kurie dabar klajoja ir ieško ramybės. Nuotykių ieškotojai tikėjosi užfiksuoti kažką neįprasto. Ir jų noras išsipildė. Keista buvo tai, kad kamera strigo. Tačiau dar keisčiau, ką jie užfiksavo. Nuotraukoje matomas apvalus objektas, kurį jie pavadino orbu. Orbais yra vadinami energetiniai kamuoliai arba žmonių dvasios. Tačiau, ką toliau užfiksavo, tai juos ne juokais išgąsdino. Filmuodami ir įrašinėdami garsus, netikėtai užfiksavo kažkokio padaro siluetą. Po klausimo, jeigu esate čia, duokite mums ženklą. Pradėjo striginėti kamerą. Jeigu viskas tikra, tokia patirtis jiems įstrigo ilgam. Taip pat aptikau keistą vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas vienas dvaras Lietuvoje. Vaizdo įraše teigiama užfiksuoti mano prieš tai minėti orbai. Taip pat įraše girdimi keisti bildesiai. Nežinoma, ar tai žmonių sukelti garsai. Mergina aplankė vieną apleistą daugiabutį. Teigiama, kad šiame pastate žmonės iš proto varo keisti garsai. Pastatą kažkada pastatė kaliniai ir žmonės priverstinai gydyti nuo alkoholizmo. Vienai vaikščiusiai merginai šiurpas sukėlė. Iš aukštai pradėjo kristi akmenukai. Tikrai nejauku taip vaikščioti. Vienai. Akmenys kranbiški, bet nieko. Iš savo patirties, kai tyrinėjau šitą pastatą, nieko panašaus nepatyriau. Tačiau nusileidusi rūsį, net dienos metu buvo nejauku. Dar viename vaizdo įraše užfiksuota, kaip apleistame name vaikštinėja jaunuoliai. Nufilmavo šiurpių dalykų lyg iš siaubo filmo. Per naktinio matymo režimą matosi, kad kažkas praskriejo. Vaikštant toliau užfiksuotas kažkoks mažo žmogeliuko siluetas. Pastate jie aptiko kažkokią apeigų vietą, kurioje teigia aptikę kraujo. Kažkoks satanistinio apeigų ženklas. Kraujas? Jo. Latvijoje apsilankęs vyras nufotografavo suoliuką ir nustebo nuotraukoje pamatęs rūką, kurio tuo metu tikrai nepastebėjo. Geriau įsižiūrėjęs teigia, pamatęs moters veido kontūrus. Dar viena keista nuotrauka buvo užfiksuota Latvijoje. Nuotraukos autorius teigia, kad negyvenamam name nufotografavo kažkieno dvasią, kuri šypsojosi ir žiūrėjo tiesiai į jį. Pabaigai noriu papasakoti istoriją, kuri nutiko man. 2021 m. spalio 31 dieną nuvykau šalia apleisto geležinkelio tilto, kuris garsėja istorijomis apie vaiduoklius. Tikėjausi vidurnaktį užfiksuoti kažką neįprasto. Kadangi nieko neužfiksavau ir nemačiau, sugrįžau po kelių dienų ir nusprendžiau patekti į vieną iš bokštų. Nors patekti į vidų nebuvo lengva. Prabuvus keletą minučių viduje, mano žibintuvėlis netikėtai užgeso. Po to išgirdau keistus garsus, lyg katino urzgimą. Nors galbūt viskam yra paaiškinimas. Visgi per ilgesnį laiką pastebėjau, kad ant šalia pastatyto naujojo tilto žūsta nemažai katinų.
Toks jausmas, kad kažkas juos čia traukia. Ši vieta turi ir daugiau paslapčių, bet kitas paslaptis bandysiu nagrinėti kitam video. Ačiū, kad žiūrėjote ir jeigu norite panašių video ateityje, parašykite komentarą.